Mylimieji, šiandienos Evangelijoje Jėzus kalba apie laikus, kai pasaulis bus pilnas baimės, nerimo ir netikrumo. Atrodo, kad apie šias dienas jis kalba. Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės žus iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tai žodžiai, kurie gali ir kelia nerimą. Ir iš tiesų pasaulis dažnai atrodo bauginantis. Neseniai įvykiai Kaune mus visus be galo sukrėtė. Jie priminė, koks trapus yra žmogaus gyvenimas. Netikėti įvykiai gali sujaukti mūsų gyvenimą, o mūsų pačių planai gali staiga griūti. Mes dažnai gyvename tarsi viskas priklausytų nuo mūsų. Planuojame, svajojame, stengiamės, o kai negauname, ko norime, pradedame panikuoti, baimintis, pykti ar kaltinti kitus. Pasaulis gali atrodyti tvarkingas, kol viskas klostosi pagal mūsų planą. Bet kai mūsų sukurtas pasaulis griūva, liga, konfliktai, praradimai, karas, gamtos katastrofas, mes puolame į paniką. Mes norime viską kontroliuoti, bet negalime. Įstatymas šiandien sako, mes esame silpni, mes nesugebame visko sukontroliuoti, mes bijome, mes lengvai prarandame ramybę. Kai susidurėme su baime ar kančia, mes prarandame ne tik ramybę, bet ir tikėjimą. Įstatymas verčia mus pažvelgti į savo širdį. Mes dažnai gyvename taip, tarsi nebūtume priklausomi nuo Dievo, tarsi galėtume viską padaryti savo jėgomis. O kai mūsų jėgos išsenka, mes pasiduodame. Mūsų užvaldo nerimas, baimė, neviltis. Bet čia pats Jėzus sako, tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų ateinantį debesyje su didžia galybė ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Čia girdime Evangeliją, gerąją naujieną. Mūsų išlaisvinimas nepriklauso nuo to, ar galime kontroliuoti pasaulį. Nepriklauso nuo to, ar viskas vyksta pagal mūsų planus. Mes išlaisvinami ir esame išlaisvinti jau. Esame išlaisvinti Kristuje. Galime ir girdime, kad Jėzus ateis su galia, bet tuo pačiu jis ateina pas mus su meile, malone ir išgelbėjimu. Jėzus moko mus pakelti galvas ir pamatyti ženklus pasaulyje, bet nepanikuoti. Figmedžio ir kitų medžių pavyzdys mums primena, kad mes stebėtume ženklus, bet ne tik stebėtume, o ir mokytume ir išmoktume juos skaityti. Ir jis jiems pasakė palyginimą. Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprogti, jūs žinote, arti esant vasarą. Taip pat pamatę tai dedantį, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums, nepraeis ši karta ir visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tai mums primena, kad pasaulis gali griūti aplink mus, bet Kristus mus laiko už rankos. Mes nesame vieni. Mūsų išgelbėjimas yra tikras, o jo žodis nepraeis. Dangus ir žemė gali praeiti, bet Dievo pažadas išlieka amžinai. Evangelija mus kviečia į ramybę širdyje. Jis sako, nebijokite, aš valdau istoriją, aš esu jūsų išlaisvinimas. Kai pasaulis atrodo chaotiškas, kai artimi žmonės susipyksta, kai mūsų planai griūva, mes imame panikuoti. Evangelija kviečia pakelti galvas. Kristus yra čia. Kristus yra čia. Mes galime pasitikėti jo pažadu. Kaip figmedis rodo artėjančią vasarą, taip Dievas rodo savo karalystę per mažus dalykus. Meilę, gailestingumą, pagalbą kitam. Įstatymas mus moko gailėti savęs,
skųstis, pykti, gyventi baimėje. Evangelija moko būti dėkingiems už tai, ką turime. Už tikėjimą, už šeimą, už draugus, už galimybę melstis, už Kristaus pažadą. O būna, kad žodžiai užstringa gerklėje. Ir ne tik tada, kai negali padėkoti, bet tada, kai nerandi atsakymų į klausimą, kodėl tai vyksta. Bet gal nereikia atsakymų. Gal mums tokiais atvejais nereikia visko žinoti. Kai pasaulis atrodo nesaugus, nesistengime visko kontroliuoti. Kontroliuoti galime tik tiek, kiek leidžia Dievas. Ši Evangelija kviečia mus pažvelgti baimei į akis. Pasaulis yra netobulas. Mūsų gyvenimas pilnas iššūkių, abejonių ir netikrumų. Bet tuo pat metu Jėzus sako, pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Dangus ir žemė gali praeiti, bet jo žodis nepraeis. Kiekvienas ženklas, kiekviena akimirka mūsų gyvenime tai galimybė prisiminti, kad mūsų ramybė priklauso ne nuo aplinkybių, o nuo Kristaus pažado. Viešpats mato mūsų nerimą, mato mūsų sukrėtimus ir vis dėlto sako, pakelkite galvą. Tai ne priekaištas, o švelnus kvietimas atsigręžti į jo šviesą, kuri stipresnė už bet kokią tamsą. Evangelistas Jonas sako, šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožia. Ir niekada neužgoš.